Laidą remia įmonė Traidenis. Visi nuotekų valymo sprendimai. Mūsų sraigė vėl rieda Dzūkijos keliais. Važiuojame lankyti Varėnos krašto, didžiausio savo plotų rajono Lietuvoje, slepiančio savitą ir turtingą gamtos pasaulį, bei čia gyvenančius nuoširdžius paprastus žmonės. Viešnagę pradėjome nuo Merkinės, žymaus istorinio miestelio, esančio Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje. Atvykę iškart pasukome į Merkinės lankytojų centrą, kur mus sutiko centro vedėjas ir šio krašto šviesuolis, fotomenininkas Algimantas Černiauskas. Paprastai mes lankytojus kviečiame prie šio žemėlapio, kadangi esame Merkinėje, tai mes ir kalbame būtent apie Merkinę, apie jos praeitį ir apie gyvenimą šiomis dienomis. Be jokios abejonės visiems lankytojams siūlome pirmiausia užkopti ant Merkinės piliakalnį ir pažiūrėti vieną gražiausių Lietuvos kraštovaizdžių. Aišku, be jokios abejonės Merkinė labai turtinga, reiškia savo tom visom vertybėm, kadangi mes turime ir muziejų, ir kryžių kalnelį. Jonionio akmenys, spėjamas paleastronominė stebykla. Atvažiavus į Merkinę reikia aplankyti ne tik piliakalnį, bet ir aplankyti keramikus, kurie gyvena mūsų apylinkėse. Na puiku, jeigu tik tai jie mus priims. Būtinai jie priims, jie labai yra nuoširdus vaišingi žmonės ir mielai priima lankytojus. Puikiai įrengtas Merkinės lankytojų centras ne tik supažindina su lankytinomis krašto vietomis, bet užsiima ir edukacinė veikla, o mes keliaujame pas garsiuosius keramikus. Tiesa, prieš tai trumpam užsuksime į atnaujintą, vos prieš savaitę duris lankytojams atvėrusi Merkinės krašto muziejų. Iš tiesų visi tarsi žino, kad Merkinė turėjo didelę ir labai svarbę Lietuvos istorijai pilį gynybinę. Tačiau mažai kas žino, kad Merkinė viduramžiais buvo pakankamai didelis miestas, didesnis ir už Alytų, tuo metu Druskininkų iš viso Juokaujat nebuvo. Tai ne, tikrai nejuokauju. Ir sakykime, kuo mūsų muziejus dabar tikrai gali didžiuotis, kas yra kertinė vinis, tai yra Merkinės miesto ir, sakykime, kas labiausiai simbolizuoja, tai Merkinės rotušė, toks kaip miesto simbolis, kaip Vilnius turi, Kaunas savo rotušę, tai Merkinė savo laiku irgi turėjo savo rotušę. O štai ten turime autentišką rotušės varpą. Būtent tai yra... Išsaugota iki šių dienų. Tai kiek čia, 100 metų? 1670 metų. Autorius Jonas Delamarsas, garsus patrankų ir varpų liejikas. Jo varpai yra ir Vilniaus katedroje, ir kitose žymiausiose Lietuvos bažnyčiose. Tai čia matom ant varpo pavaizduota vienaragiai ir Vilnius minimas, ir metai užrašyti. Ir dar įdomus dalykas, kitoje pusėje varpo yra Pacų herbas. Tai pagal tai galime manyti, kad būtent Mykolas Kazimieras Pacas, kuris buvo Merkinės valdytojas, seniūnas, o štai ten yra jo portretas, kad jisai fundavo rotušės atstatymą po 17 amžiaus Lietuvą ir Merkinę nuniokojusių karų su Rusija. Iš Merkinės pasukome pas garsiuosius keramikus į Elvyros Petraitienės šeimos sodybą, įsikūrusią Maksimonių kaimo gale, pušynų, upeliukų ir dzūkiškos gamtos apsuptyje. Mums informacijos centre sakė, kad pas jūs būtina užsukti, pasidomėti juodąją keramiką, kad čia yra juodosios keramikos, kaip ir centras visas. Centras mūsų čia daug yra. Keramikų yra 4 turbūt, ar 5, jeigu skaičiuot mūsų šeimą, tai dar daugiau. Šalia kolega Petras Pritkelis gyvena ir Teresė Jankauskaitė juodos keramikos. Visi kaimynai? Netoliese, čia 2 kilometrų spindulių yra sodybos, jie ten irgi dirba ir mūsų šeimyna čia nais. Tai čia kaip juodosios keramikos kokia meka? Taip, sakoma, kad Merkinė yra, bent jau pagal archeologinius kasinėjimus, ištakos yra aplink Merkinę, yra juodos keramikos ištakos į likusią dalį Europos, į Ukrainos pusę, į Rusijos pusę. Tai randama jau akmens amžiaus stovyklose jau yra šukės juodos keramikos, čia link Zervynų, link Panemunėj, link Merkinės. Tai čia senieji puodžiai dar dirbė, dar aš atsimenu, mažas buvau, dar vieną puodžią atsimenu Mašalą. Tai čia ne per toliausiai gyveno, tai nelikė.
Stela, ateik, labai draugaut noriu. Stelai, čia žmonių tiek, kad labai smagu. Ateik. Atvykstančius vaikus ir jaunimą Džiugas moko žiedimo ir deginimo technikos. Jei paklaustumėte seno Puodžiaus, ar jis moka žiesti, tai jis pasakys, kad nemoka, nes mokaisi visą gyvenimą. Taip yra, kažkas keičiasi, kažkas naujo atsiranda, filosofiškai dėstė Džiugas, o mes lik užhipnotizuoti stebėjome, kaip molio gabalas meistriškai vinguriuoja jo rankose. Čia yra raugo keramikos ąsotėlis, jisai padarytas yra iš balto molio, va matosi viduje kokia spalva, tokia natūraliai. Nu ir čia va, kur šviečiasi baltas. O va šitos visos dėmės, visi tie piešiniai atsiranda merkiant į raugą. Raugas tai yra, gali būti iš kvietinių miltų, tas, kas prieš duoną. Nu, toks skista konsistencija, tokia kaip grietinėlė būtų skistumo. Yra tam tikra talpa ar kibiras kažkoks tai desnis, kad galėtume jį merkti visą. Ir su žnyplėm įmama iš pečiaus karštą darbą, jis būna raudonas, kaitęs iki raudonumo. Ten būtent va šitą molį mes pečiukėje degam, būna apie 1150 laipsnių. Tai yra labai šilta. Labai šilta. Jisai faktiškai net ne raudonos spalvos yra, nes pagal spalvą galima nuspėti, kiek laipsnių yra. Tai jis tokios šviesiai gelsvos, vos ne baltas jau šviečia. Ir merki su replėm į raugą, ištraukia ir jisai iš karto dega. Ir uždega tas raugas, prilimpa tam tikrose vietose, čia nuo temperatūrų skirtumo viskas yra. Ir tada fiksuoja į šaltą vandenį iškart įmerkį, nes jeigu ištrauktum ir paliktum, jis užjoduotų, tai va tų tokių rudumų nebeliktų. Jis padarytų vientisai juodos plėmai tokie. Tai va čia va juodos keramikos puodynė yra, matosi jinai tokie turi tokių dėmių. Iš to galima pasakyti, kad jinai pečiui buvus, nes va čia va kur juodesnis taškas yra, tai buvo prie jos prisilietus kitas puodas buvo. Į pečių dedamas, jisai toje vietoje kažkur va taip lietėsi. Tai jos ne taip sustato, to visai suguldo? Iš pradžių susideda sluoksnis ant pado, kadangi jisai lygus yra, o tada jau dedama taip, kad nesivartytų jį, viens į kitą remiasi. Ir nuo to galima spręsti, ar tikrai pečiuje degtas juodoji keramika, nes kai kurie darbai būna nudažyti. Yra ir taip net, bet būna dažniausiai ištraukta va tom pačiom replėm iš pečiaus raudonį ir mesti į pjuvenas. Tai jie tik tais pasidengia juodą spalvą visiškai matiškai, viengubai, ta prasme, iš išorės vienodai, jokių tokių niuansų, tų spalvų nėra. Čia tą duoda ugnis. Gyvybės tokios. O užsukę į trobą patekome į spalvingą mitologinių deivių, mergelių, karalaičių ir kitokių personažų pasaulį. Tai Džiugo mamos, garsios keramikės Elvyros Petraitinės kūryba. Pirmiausiai pavaišinusi mus gardžia sriuba, keramikė mielai papasakojo, kaip gimė vienas ar kitas kūrinys, kaip keramikoje išgaunamos spalvos, forma, suteikiama gyvybė, ką reiškia viena ar kita detalė. Lietėme, grožėjomės, klausėmės ir stengiamės kuo daugiau įsidėmėti, ne kasdien juk tokį grožį pamatysi. Užtrukome ilgiau nei planavome, tad atsisveikinę miškingais keliukais įskubėjome į kitą mūsų kelionės objektą. Keliaudami po Varėnos apylinkės, užsukome ir į garsiuosius Marcinkonis. Čia nuostabios gražios išpuoselėtos sodybos, nuostabus darželiai, yra net sava geležinkelio stotis su labai griežta kontrolierė. Na, o kuo dar žymus Marcinkonis, ko dar galima čia pamatyti, žinoma, geriausiai žino vietinė bendruomenė. Gerą dieną, ar čia gyvena Marcinkonių bendruomenė? Donalda? Roma. Malonu, tai jūs esat iš Marcinkonių bendruomenės, taip? Taip. Ir čia yra mūsų Marcinkonių bendruomenės veiklos centras, o čia jūs atėjot į mūsų kaimo parduotuvytę. Kaip tai parduotuvytė jūsų kaimo? Tikrai? Taip, va čia turim visokių skanėstų, turim dirbinių kaimų. Moteris prisiuva, primesga, prikepa ir mes siūlom savo paslaugas turistam, kad parsivežtų lauktuvių. Tikrai, kaip gražu. Ir kaimo žmonės, marcinkoniečiai, riešės neria, daro visokius papuošalus ir arbatas ir net kepa kepinius. Taip. Taip, moteris darbščios pas mus. O turistai perka? Perka ir noriai.
Marcinkonis ir jo apylinkės ypač patrauklios mėgstantiems keliones pėsčiomis ar dviračiais. Marcinkonyse, kaip ir Merkinėje, yra įsikūręs Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių gamtinio rezervato direkcijai priklausantis lankytojų centras. Tad sekame paslaptingomis vilko pėdomis. Čia gal direktoriaus pėdos, čia lankytojų centro. Ir skubame sužinoti, ką įdomaus dar šiandien galėtume spėti pamatyti. Mes norime Čepkelių raistą, norime pamatyti visas grožybės, viską, kas yra aplinkui gražu, Marcinkonis, aš turiu guminius batus, tai ar galėtumėte pabūti mūsų gydę? Manyčiau, kad galėčiau, tik tai mes turbūt į Čepkelius nenukeliausim, nes jau vakaras ir ten laumės gyvena ir jos nakčia nieko nenori priimti. Bet mes galėtumėm nukeliauti labai gražiu pažintiniu taku Zackagirio, kuris vingiuoja apie Marcinkonio apylinkės ir ten pamatyti visas grožybės. Guminių batų šį kartą neprireikė. Tiesa, mūsų laidos vedėjai Gidelina pasiūlė apsiauti vyžas, tokias, kuriomis kadaise avėdavo Marcinkonių gyventojai, eidami į raistus, bet Donalda liko ištikima savai avaliniai. Bet čia iš tikrųjų mes kaip prie jūros dabar esam, čia kopos, smėlynai kažkokie. Taip, vienintelė atviras slenkanti kopa, šiaip prieš daug metų tai Marcinkonis buvo iš vis tokia kopų kraštas ir pustomas smėlis, bet palaipsniui sustabdė tą žeminės kopas augantis medžių ir žolinė augmenija ir turim dabar tik tai vieną šitą Gaidžio kopą. 13 su trupučiu kilometrų ilgio Zackagirio pažintinis takas tarsi miniatiūrinis Dzūkijos nacionalinio parko atspindys, pristatantis įvairią gamtinę mozaiką ir įdomiausias parko vietas Marcinkonių apylinkėse. Štai kraštas lyg didelė smėlio dėžė, gražiai palygino Lina ir papasakojo, kad kadaise slinkę ledynai šiame krašte paliko daugybę smėlio. Bet čia 100 kartų geriau negu Palangoje, nes čia nėra nei bikų, nei belešų. Taip, mes neturim jokių čia grūščių ir mašinų srautų, mes tiesiog gyvename švarioj ir gražioj gamtoj. O turistai eidami šituo taku neišsitiesia šitą užtiesalėlių, neatsigula, nepradeda degintis kaip pajūryje. Visą laiką, kai ateina mes iš anos pusės, tai būna žmonių toks pirmas įspūdis, mes atėjom prie jūros, sako, už kalnelio bus jūra, sako, atidžiai paklausykit, gal iš tikrųjų jinai ošia. Tuos 13,5 km sudėtinga nueiti? Ne, nesudėtinga, reikia nepatingėti atsikelti anksčiau, atvažiuoti į Marcinkonis, aišku, į kuprinę įsidėti sumuštinių, arbatos, gerą nuotaiką, gerą kompaniją ir pirmyn. Kaip Ir smagu. iki vakaro tikrai veiksite visus tas 13,5 km. Ir tuo metu, eidami šituo taku, mes prieitume ką? Mes prieitumėm tokią nuostabią mažą pelkutę, vietą pelkutės, kur vietiniai žmonės vadina ją Meškos šikna. Pavadinimas toks įdomus. Toks labai įdomus pavadinimas ir bandėm įsiklausinėti vietinių žmonių, sako, ten kažkada toks buvo tamsus miškas, kemsynas toksai ir visą laiką vietiniai sakydavo, kai supykdavo, eik tu Meškos šiknon, sako. Tai Nes priežodis yra toksai, taip, ir liko ta vieta Meškos šikna. Pasidarė ir mums įdomu, kur ten siųsdavo kažkada vieni kitus vietos gyventojai. Patraukėme pasižiūrėti, na, o mūsų laidos vedėja panoro dar ir giliau patyrinėti. Priėjome. Aš matau, kad Lina tai jau moka, čia eina visur, man tai buvo sunku. Tai esam dabar toje stebuklingoje vietoje, ar ne? Taip, esame Meškos šiknoj. Dar aišku, galėtumėm gilinėje eiti, ten pasižiūrėti augalėlių, kas ten auga, ką mes ten pamatytumėm. Tai yra nedidelė aukšta pelkutė, tai yra mini Čepkelių raistas, kur tada, kada negalim nuvažiuoti į Čepkelių raistą pasižiūrėti, tada mes ateinam čia su turistais pasižiūrėti. Aha. O eiti ten galima? Taip, čia galima. Šiaip ir avaliniai jūsų puikiai Tai aš ir einu tada. Taip, prašom. Galim ir keliauti. Tai kaip, Linutė, pasakytum, ar gera gyventi Lietuvoje? Žinoma, kad gera. Tik tai reikia žinoti gražias Lietuvos vietas ir keliauti po jas, o šiaip yra fantastika čia gyventi. O kaip pati tu likai Marcinkonyse? Atvažiavau, pamačiau, kad gražus kraštas, galvoju, liksiu čia gyventi, taip ir likau. Nors buvo planų tikriausiai į miestą kokį didesnį. Vaikai pradės eiti į mokyklą ir galvoju, nu ką mes čia kaime, bet esu laiminga, kad čia likau, kad čia užaugo vaikai. Na ir galvoju, gal dar ir nusensiu čia.
Po kaitrios dienos basomis pabraidyti po vėsią pelkę visai smagu, nuovargio kaip nebūta. Mūsų laidos vedėja nusprendė, kad tai neprilygsta jokiai spa procedūrai. Atsisveikinome su puikiaja gide, pažadėdami vieni kitiems kada nors sugrįžti ir įveikti visą Zackagirio taką. Po trumpos pertraukėlės toliau keliausime nacionalinio parko takais. Laidą remia įmonė Traidenis. Visi nuotekų valymo sprendimai. Kol visai nesutemo, skubame čia pat, Marcinkonyse esančią Rūtos Sakalienės sodybą. Ten mūsų laukia tikra pieskinio dzūko duona. Gerą dieną. Labą dieną, oi, laukiau svečių, laukiau pravda, žinokit, nugyva, pečių kūrinau tam. Tai čia gamino duonelę. Taigi, jau pagal kvapų galėjot mane rasti. Ar jūs kepate duoną pagal senasias dzūkų tradicijas? Tepka mane išmokino Rožė Pačkauskienė, šito kaimo senolį. Tai va, tai kepu senovinį Marcinkonių pokario duonų. O kolį pokario, ką pasakytau, kraštas labai biednas, niekas neauga, tik tai gretė jau tep geriau, grybai, uogos dera. Tai ku žmonės prismislino dar po karo, taigi nėra nei tų miltų tiek, kiek reikia. Tai ku jie biskelin dėdavo šucitų bulbų, intų tešlų. Tai va dabar tokių stebuklingų ir kepu, ale po tam jinai pasidarė minkštesnė. Ir tokia ilgiau stovi, tai va nėra to blogo, kas in gerų neišeit. Tai gal parodykite mums, pademonstruokite, kaip ta duonelė kepama, o mes pafilmuosime ir žiūrovams parodysime. Taigi pirmiausiai reikia ajerų lapų, nes veseilinis ragaišys turi kvepėti. Sukarpome, pamirkome ir išklojame riebalais pateptą ir ruginiais miltais pabarstytą kepimo indą. O barstyti reikia taip, kad neliktų tuščių vietų. Iš klevų lapų padaromas vainikas, o tada jau reikia minkyti tešlą. Aš senoje turiu jau tų raugų. Iš ruginių miltų, va žiūrėkit, duonkubilį natūralu, be jokių tų pirkcinių, ale čia natūralus duonos raugas lakioja, tokios mažutukiais rutulukai, lasdelės ir cenaje jie apsigyvena. Šitą inkilailin. Va, kaip mano morta sako mažiausia, sako, čia mama, inkilas arba duonos namas. Tai ku mes dabar darysim? Ruginiai miltai, norim baltesniais ar ne duonos, tai kviecinių atsipilkėm. Ratai, čia Marcinkonyse kviecų pildavo. Oi, ratai, žinokit, biednas kraštas, pieskas vienas. Tai va ir pilkime ir dabar jau minkysim. Ir mokinu kepti, ir pati kepu, ir parduodu. Visą tai, ką darė mūsų diedukai, ir aš bandau daryti. Minkydama tešlą, smagiai pasakojo biofizikos mokslus kadaise baigusi Rūta. Norėjau gyventi kaime, nes man viskas čia įdomu. Didelio noro ir atkaklaus darbo rezultatas – etnografinė sodyba, į kurią šiandien atvažiuoja žmonės iš viso pasaulio. Apsilankykite ir jūs. Kad jau esame Marcinkonyse, apie čiunykščius dzūkus užsukome pabendrauti ir su čia gimusia ir užaugusia Ona Švedienė. Jūs Dzūkijoje jau seniai nuo pat gimimo. Kokie yra tie dzūkai? Kaip juos galima būtų apibūdinti arba kokių jie turi bruožų tokių išskirtinių? Dzūkai, čia kraštas yra labai smėlėtas. Toks gyvenimas žmonių buvo gana sunkus. Okupuoti mes buvom po Lenkais. Buvo irgi labai sunkus gyvenimas prie Lenkų. Buvo sulenkintos čia ir pavardės, ir vardai. Ir mokyklos nebuvo lietuviškos, kada buvo okupuota. Buvo vien tik lenkiška mokykla. Lietuviškos visiškai nebuvo. Tai mes būdavo stengiamės gauti į laikraštėlį kokį aušrelį arba varpelis, kuris taip nelegaliai patekdavo, tai jau skaitydavo, mokėmės, dėdavom raidės, išmokom lietuviškai skaityti, rašyti, jau patys per save. O į mokyklą tai dar aš nejau, bet dar buvau nedidelį.
Bet mes labai mėgdavome, mes buvom tikrai lietuviai dzūkai. Mes labai mylėjom savo kraštą, mylėjom Lietuvą ir mes ir dainavom, ir šokom, ir viską, ir nepamiršom Lietuvos. Ar dabar padainuoja, ar širdis uždainuoja dar? Dainuojam visokiausias, tik tais, kad jau sveikatos nėra dainuot. Nu, galiu vieną posmelį kokį. Oikos dunda graustinės po šalį, vėtros užža visus smarkumu. Neužmiršk, kas esi, mielas drauge, neužmiršk, kad lietuvės esi. Kupini įspūdžių kritome į patalus ir tik rytą pamatėme, kokioje gražioje vietoje apsistojome nakvyniai. Pušynų apsuptyje šalia etnografinių kaimų ant Lavyso ežero kranto yra įsikūrusi be galo jauki ir moderni sodyba, labai gražių pavadinimų Naktižibis. Po puikių pusryčių pasukome Varėnos kryptimi, o tiksliau į Dargužių kaimą, į kitą svarbų objektą, naują dar statybomis kvepiantį bendruomenės amatų centrą. Tai ar spėjote jau pritraukti į savo centrą amatininkų, kurie vestų edukacinės programas ir užsiimtų rankdarbiais? Na tai taip, čia dabar esate mūsų tokia patalpėlė, kur surinkta visi, sakykime, šiek tiek, ne tai, kad visi rankdarbiai, bet ten dar turim kitą patalpą, kur ir pamatysite mūsų dabar gyvai vykstančias rankų darbo mezginius, siuvinėjimus. Dargužių kaimas nedidelis, bet jau gerai žinomas, todėl sulaukė vis daugiau smalsių lankytojų. Naujas amato centras, kur jau veikia ir vietinės produkcijos krautuvėlė, bus dar viena patraukli vieta į Dargužius užsukantiems svečiams. Mūsų audėje dar visko mus čia išmokėme. Reiks balzamuoti. Mes visko kartu mokinomės, sakau, ne tik būsiu aš jums už mokytojų, neausiu. Tik tais viską išaiškysiu ir kad žinotų ir kitus toliau mokytų. Amatų centro tikslas – suburti ne tik Varėnos krašto, bet ir viso Dzūkijos regiono amatų meistrus, vykdyti įvairią kitą veiklą. Idėja labai graži, o veikli Dargužių bendruomenė jau ir pusė darbo. Pamažu įsisuks ir pati veikla. Taigi sukame į gretimą Dargužių kaimo gatvelę ir netrukus pasiekėme sūriais kvepiančius namus. Jaukioje verandoje mus pasitinka sodybos šeimininkas, sūrininkas Valdas. Šnekučiuojamės ir laukiame atvykstant dar vieno garbingo svečio – Varėnos rajono mero Vido Mikolausko. Ar jūs gaminate sūrius pagal senasias technologijas ir naudodami kažkokiu tai seną bobulencijų, ten receptus, ar jau čia šiuolaikiškai vis dėlto gaminate? Šiaip mes asmeniškai tai gaminam daugiau šiuolaikiškai ir mes receptūras daugiau truputėlį atvežtinės iš kitų šalių semėmės patirties. Tačiau mūsų tarpe, kaip minėjau, kad mes esam 5 sūrininkai čia susikooperavę, tai yra, kurie gamina grinai tradicinius lietuviškus varškės sūrio, netgi nesaldaus pieno, būtent tikrą varškės sūrį. Ir turime šį čia. Iš tikrųjų, kiek gražaus jaunimo, kiek gražių jaunų merginų čia pas jūs. Valdai, iš kur? Štai žmogus kažkaip ir jaunieji, apskritas jaunimo. Tai yra kaiminkos, visas Dargužių merginos yra Dovilė, Akvilė, Deimantė, Ilona. Tai va dar čia viena jau išbėgo, į dekratą išleidom, nežinau kas ten. Prie sūrių pabuvus. Jo, įdalindo kažkas, tai jos ten. Tai jau šiaip 5 buvo. Mūsų viešnagės dieną sūrininkai laukė nemažo būrio svečių iš Prancūzijos. Tad virtuvėje Dargužių merginos sukosi kaip įmanydamos. Na, o mes savo svečio jau sulaukėme. Grįžtame į verandą ir su rajono šeimininku sėdame pokalbiui apie krašto reikalus, planus ir ne tik. Kaip jūs visą tą kraštą apvažiuojate, kaip jūs užžiūrite viską, aš nesuprantu. Tai didžiausia bėda, kad yra labai didelis rajonas ir labai gražus ir labai turtingas. Tai ir vargstu taip, 5 kadencija. Nuo vieno krašto iki kito, nuo Pirčiupių, Macelių kaimo iki Liškiavos, nuo Padaugės iki pat Baltarusijos sienos. Kaip su tais projektais sekasi, kai tokie atstumai ir tiek daug visko? Pirmiausia, tai norėjau pasakyti, kad vis tik tai stengiamės dalį išlaikyti autentikos.
Ir labai dėkingas yra tai, kad Dzūkijos nacionalinis parkas, Čepkelių rezervatas yra teritorijos tie šiliniai kaimai, stengiamasi mažiau urbanizuoti, juos išlaikyti autentiškus. Na, o gyvenimas verčia, kad reikia judėti ir labai yra daug gražių projektų, kurie atgyvina kaimą, suteikia vilties tam kaimui. Štai, kad čia Dargužiuose naujas amatų centras, aišku, jis dar tik tai kūrėsi, tai yra pati pradžia. Ir mes pasirinkom Dargužių kaimą, todėl kad čia buvo labai gražios ankstyvos iniciatyvos, kaip tik tai šie Sūrininko namai ir šių namų šeimininkas Valdas, kuris parodė dzūkam, kaip galima kažką tai veikti ir puikiai, sėkmingai klostosi jo veikla. Galima būtų pasakyti, kad tas posakis, kad jei ne grybai ir ne uogos, tai visi čia nuogi vaikščiotų ir nieko neturėtų. Gal jau šitas posakis truputėlį kvepia melu? Na, jeigu mes norim šiek tiek linksmiau tą temą gvildenti, tai galbūt ir nedidelis čia melas, nes priklauso nuo sezono, kada, bet iš tikrųjų Varėna ne tik tai grybų ir uogų kraštas, nes yra ir pramonės tokios, ypatingai daug miško apdirbimo įmonių, kurie susiję betarpiškai su miško gerybėmis, uogom, grybais. Ir mes džiaugiamės, kad tų įmonių labai daug yra, nes tai sukūriamos darbo vietos vietiniams. Ir mes iš apskrities esam mažiausiai bedarbių turintis rajonas, ypač vasaros sezonų, kada įdarbina labai daug. Aš labai džiaugiuosi, kad pasiseka į tokį kraštą, gamtos kraštą pritraukti ir investicijų. Štai Matūzuose ruošiama statyti didelę įmonę ekologiškų statybos blokelių, kur investicija sieks apie 50 milijonų. Yes. Tai bus labai svarbu. Bet aišku, dzūkai, jie gimė, sakykime, su mišku ir miršta su mišku, nes be miško jie neįsivaizduoja, o miškas ir jo gerybės tikrai didelė yra paspirtis ir mažam, ir solidžiam. Gerbiamas merė, aš manau, kad jūs tikrai norite pakviesti visus į grybų šventę, kuri vyksta tradiciškai kiekvieno rugsėjo paskutinį šeštadienį. 17 metų nekeičiame datos, tai yra paskutinis šeštadienis. Mūsų draugai, bičiuliai ir užsienyje prieš metus susiderina atostogas ir jų atvyksta labai gausus būrys. Pasistiprinę Dargužių sūriais ir naminę duoną, mero lydimi įskubėjome į Krūminių kaimą. Lankomės ypatingoje vietoje – Lietuvos didžiosios kunigaikštystės plytinėje. Visa tai, kas pas mus stovi, yra pagaminta pačių vietoje, kojam rankom minkiant molį, reiškia, kitaip tariant, molio krūvą didžiulį atsivežėm ir iš jos atsirado visi šitie pastatai. Gintaras Knieža – vienintelis amatininkas Lietuvoje, darantis plytas senovinių 16-19 amžiaus naudotų būdų. Iškastas tonas molio Gintaras atveža į savo kiemą, išviršia ir keletui metų palieka brandintis. Gulėdamas žemės paviršiuje, veikiamas saulės šilumos ir šalčio, molis apsipranta su visais temperatūrų svyravimais, keičia savo struktūrą ir įgyja specifinių savybių. Būtent toks molis tampa aukštos kokybės statybinė medžiaga. Tuomet jau subrandintas molis, matau kažkokį tai baseiną, pelkyną, kažkokią tai pelkę. Čia jūs visus nusidėlius murkdote veidu. Tai dabar ar man jūs apgauti ar neapgauti? Reiškia, mes galim gal ar padaryti taip, kad jūs netyčia taip įsmigtumėt virš guminių lygio ar ne. Nes tai yra, reiškia, šitas molis, toliau sekantis yra etapas, jį reikia užsimerkti, nes mes gaminam plytas, stengiamės gaminti labai senas, tarkim, 15 amžiaus plytas, 16 amžiaus plytas, o jom, reiškia, tai yra procesas, kad tą molį reikia pirmą užmerkti ir užsimerkę tą molį, kada jisai truputį jau taip pradrėksta, jį reikia su kojom gerai išminkyti. Tai va, kaip ir turėtumėm abu pasivaikščioti po tą, bet tik tai tiek, kad truputį giliau smigtumėt virš guminį. Giliau? Bet nieko baisaus, nugi. Tai aš tada turiu persiruošti, viską pasitvarkyti kitaip. Jūs tada gal su meru čia pabendraukit ar ką, o aš einu kažkaip tai pasiruošiu. Nu tai pasiruoškit.
Na štai aš pasiruošusi esu klampojimui. O gerbiamas merė, jūs nenorėtumėte pamėginti su mumis, jūs jau tikriausiai bandęs, ar ne? Gal. Tik tai neplačiai visuomeniai tai buvo parodyta tikriausiai. Taigi man lipti į šitą kampą. Lipkit, aš dėliu sakau, imu ranką. Lipkit drąsiai, statykit koją. Duriniai jūs gal visai, atsiprašau. Prašom. Gal jūs iš proto įsikrausite. Dabar aš jau nebereikalingas viskas. Dabar mums reikia. Dabar, reiškia, taip, intensyviai. Minkykit, taip. Mane pirmiausia įvarė į meško šiknos pelkę, ten raista, dabar į molinę. Čia reikia, vienoj vietoje reikia ganėtinai energingai tą plutą taip. Nuplutinti. Nuplutinti, jo, plutinkim. Molio minkimas nelengvas darbas, bet smagus, kaip matote. Gintaro šeimoje be jo paties ir žmonos yra dar 4, kad ir nedideli, bet entuziastingi molio minkytojai. Išminkytas molis rankomis semiamas į senoviniais bėgiais karučių atgabentus indus ir vežamas formuoti. Stveriu košės. Ta košė. Ir dabar iš lėto pakeliu ir turim plytą. Dedam šitą. Dabar aš darysiu. Kraukit košę. Jūsų labai kreivą plytą. Taip. Eina savo, bet čia jisai koksai, kai nutekėjo vanduo, tai jisai toksai, iš karto toksai sunkus pasidarė tas molis. Dar kraukit. Tai taip, tai iš tikrųjų. Kupėta visą. Čia yra, kaip pasakyti, geras meistras vienu ypu paima molio tiek, kiek reikia. Tai va, jūs taip ir padarėte, aš žiūrėjau, net nustebau, kaip jūs taip paėmėt ir taip, tuomet greičiau darbas verda, ar ne? Nereikia čia tų lyginimų visokių. Dėkit. Nereikia tų lyginimų visokių. Aš tai daryčiau prestižiškai viską, kiekvieną plyčikę. Dar kraukit. Nu, kodėl dar? Nu, čia ten tuščia. Čia mato tuščia ir kas tada būtų, jeigu tuščia? Dabar ištrauksim bušonai tokie daug skilių ir bus plyta tokia. Tokie vėlė kokie. Tai bus mano plyta, tarp kitko. Taip. Čia kūrybinis darbas. Jums tai čia yra kasdienybė, o man tai kūryba. Supraskit vieną kartą. Mums irgi kūryba. Ir jums? Kiekviena plyta. Kiekviena. Nu dar sakot. Selas reikia. Šiaip tai būna klausė, sako, kai darot pastovė tas pačias plytas ar nenuobodu. Ir tai čia maždaug sulyginčiau tą klausimą su teatru. Reiškia, kai aktorius eina ant scenos ir vadina tą patį. Ar kiekvieną dieną nenuobodu. Žinokit, tikrai ne kiekvieną dieną dainuoju, ne kiekvieną dieną, bet dažnai dainuoju tas pačias dainas. Bet kiekvieną kartą vis kiti žmonės, vis kita nuotaika, vis kita vieta. O čia ir nuotaika kita. Ir net ir molį jauti kitaip. Reiškia, net ir molis jisai stabiliai kitoks ir tiesiog, labai smagu pajusti kiekvieną dieną molio. Dabar, kadangi lėtai darė, tai formaliai sunkiai išsikels ir plyta iš dalies bus prilipus. Kai darai greitai, tada gaunasi, o kai lėtai bus vargo daugiau, bet iškelsit. Iškelsiu. Padėkit tą lentutę iš šono. Padedu. Mano visos rankos aplipusios. Priešingų, tai mes eisim dar pasimaudyti. Taip. Už priešingų kampų kelkit į viršų, bet lėtai. Kelkit, taip. Kelkit. Nu, gal neaiškinkit man, ką aš turiu daryti. Aš Gintarė jau dabar pati moku. Jau aš esu plytistė. Pažiūrėkit, matot? Kokia mano graži. Mano labai graži. Jūsų va čia kampo nėra, o pas mane yra visi kampai. Jūsų čia 2 skylės iš jūsų pusės. Teisingai skylė, viskas. Nusukau per daug, per mažai pridėjau ir plyta neišėjo. Medinėse formose suformuotos plytos eilėmis dedamos ant lentų ir maždaug 2-3 savaitės paliekamos džiūti griname ore. Lėtas, natūralus plytos džiovinimas yra toks pat svarbus jos kokybei, kaip ir molio brandinimas. Rankinė technologija leidžia pagaminti bet kokių formų ar dydžių plytas. Štai šios bus skirtos Jašiūnų dvaro tvorai, Gintaro dirbtuvės visas miškas. Išdžiūvusios plytos vėl kraunamos į vagonėlį ir vežamos
įpilamos į krosnį. Transportavimo mechanizmas čia irgi senovinis. Šita krosnis yra 14 amžiaus kopija. Tai yra viena iš pirmųjų lietuviškų buvusių krosnių. Ir jinai yra atstatyta autentiškai pagal visokiausius ten atkastus, atrastus, ten likučius, reiškia, atkurtus, nes tai mane veža, reiškia, ir dėl to šią tokį ir norėjau. Tai vat, aišku, ir ta krosnis neturi kamino. Jis yra labai, kaip pasakyti, paprastutė krosnis, kuri daro iš tikrųjų didelius stebuklus ta krosnis. Nu tai vat, ir pro čia, ką mes matom, ir pakraunam plytas, ir pro čia mes jas iškraunam plytas. Bet jūs jas ką, degančias ištraukėte? Ne, sudedam, po to tas duris užmūrėm prieš degimą. Visas skylės užmūrėm. Gaunasi toks vienas didžiulis toks branduolys, reiškia. Ir tame branduolyje turi būti pasiektas 1000 laipsnių. Ir mūsų plytos šiaip yra visiškai skirtingos pagal skambesį nuo tų pramoninių plytų. Tai ačiū Jums labai. Prašom. Televizijos žiūrovom mes sakom su Jumis kaip ir atsisveikinam, o patys iš tikrųjų einam dar apsižiūrėti viską išsiklausinėti. Pas Gintarą užtrukome, nes viskas čia be galo įdomu. Na, kad ir šį porėtą plytą. Tai Gintaro vis dar tobulinamas atradimas, ypatingai šilumą sulaikanti nauja medžiaga, kuri ateityje bus puikiai alternatyva fasado apšiltinimui. Arba krosnis naujai statomame name, iš kurios šilti dūmai pirmiausiai patenka po grindimis, jas apšildo ir tik tuomet išeina per kaminą. Ir dar daugiau kitų įdomybių, kurias ir jūs galite pamatyti užsukę į šią sodybą. Gerbiamas Vidai, labai ačiū Jums už nuostabią ekskursiją, už šitą gražų, fantastišką Varėnos kraštą. Aš esu tiesiog sužavėta, mano kojos pailsėjo, siela atsigavo. Aš iš tikrųjų nemaniau, kad vasaros pabaigoje dar tokių pamatysiu grožybių ir gėrių. Tai dėkoju Jums ir matau, kad turite paruošęs Jūsų rajono emblemą naują šviežią. Taip, pirmiausia dėkoju už gerus atsiliepimus, už gerą nuotaiką. Taip, šita emblema yra išskirtinė, kadangi yra naujas Varėnos krašto prekinis ženklas. Jūs pirmieji jį gaunat, jis dar šviežias, tik aprobuotas. Ir gamtos ritmu tas ženklas simbolizuoja irgi miškus, vandenis, grybus. Toks stilizuotas, modernus ir aš manau, kad jis prigis prie mūsų krašto visų verslo produktų, kurie bus reklamuojami Lietuvoje ir tarptautinėje pasaulyje. Taip, aš manau, kad padės mums užklijuoti. Mūsų turi ta profesionali lipdukų klijuotoja. Palaukit, tuoj. Mes vietelę jau kaip ir čia išrinkom pasidarę su kūrybinė grupė. Centrinė vieta tokia. Atsisveikiname su Varėnos rajono šeimininku, o mes sugrįšime po trumpos pertraukėlės. Laidą remia įmonė Traidenis. Visi nuotekų valymo sprendimai. Besibaigiant mūsų 2 dienų viešnagiai Varėnos rajone spėjome aplankyti dar vieną sodybą. Tai Pamerkių kaime šalia Merkio upės įsikūręs Grikucis. Palikome, kas netinka už vartų, pasveikinome šeimininkus varpu ir įžengėme į Grikių karalystę. Tai kodėl, miela Laima, šita vieta vadinasi jūsų sodyba Grikucis? Žinot, pas dzūkus tokia žemė yra kaip pieskelis, ar ne? Kas? Pieskelis. Smėlis. Jo, smėlis. Ai, lietuviškai smėlis. Ir šiaip gerai dera ant piesko grikiai. Ir mes sėjame, mano tėvulis sėjo su motulai grikius, mano tėvai sėjo grikius. Ir dar mes irgi pasėjam, dėl savy, dėl svečių grikių. Ir su vyru galvojom, kokį tu pavadinimų padarysi, ne? Ir sugalvojom Grikucis, nes viskų darom iš grikių. Pyragi grikiniai, arbata grikių žiedų, blynai grikiniai. Viskas iš grikių. Ką dar iš jų pridarot iš tų grikių? Grikių, žinokit, bitės labai daug medaus prineša. Turite bitučių, gal avilių šeimų, gal turite, kiek turite šeimų? 6, nedaug, tai gal savį turim. Bet žinot, kai būna tai
Šeima stipri ir labai daug, o būna tinginė šeiminėlės. Žinok, šiemet spiečių tokį pagavau didelį, kad visą kibirą metus dar iškart. Mokate pagauti spiečių. Surinkti jį, paimti su motinėlė viską, ar ne? Nu, išėjo šiemet. Ir grikių medaus turite visus metus. Jo. Super. O kai atvyksta pas jūs turistai, lankytojai ir jūs jiems papasakojate apie tą grikio kelią, kaip jis čia atsirado Varėnos kraštuose, ką iš jo galima padaryti, taip? Ir patys gali prisiliesti prie viso to kelio. Jie patys gali pavasarį pasėti, paskui gali atvažiuoti pažiūrėti, kaip žydzi grikiai, kaip gardziai kvepia medum, kaip žydzi. Toliau gali rudenį dar nuspjauti grikių, išsikuls su spragilu. Patys žmonės. Taip, patys žmonės. Žmonės, aš turiu tikrai žmonės. Katrie pas mus apsigyvena svečiai, visi jie gali patys tų bedaryti. Pasėti, pažiūrėti, pasigrožėti ir po to išspragti. Taip, viskų gali patys padaryti. Oho! Paskui išviesys dar grūdus ant vėjo, paskui susmalt su girnom senovinėm, katrom daugiau 100 metų girnom, ir išsisijots miltus ir priskeps blynų ir visiems pavakarot. Dar gali prisirinkti grikių žiedų arbatos. Ir pas mus yra džiovyklė saulės padaryta. Ir gali išsiziovyti žiedus ir jau parsiveš arbatų. Kaip labai džiaugiasi, prisimena grikucį, begerdami. Grikucį. Ir jūs turite čia vandens telkinį kokį, nes matau baidarės aplink. Kis šalia, visiškai. Ai, juk čia yra, palaukit, pavadinimas jūsų kaimelių yra... Pamerkiai. Pamerkiai, teisingai. Pamerkiai. Ir čia vien baidarės, tai baidarėmis plaukiantys žmonės, turistaujantis gali sustoti ir užlipti ir ateiti pas jūs. Jo. Nuostabu. O dabar reikim tos arbatos jūsų skaniosios paragauti. Labai noriu, niekada negeriu grikių arbatos. Viešnagė Grikucija buvo trumpa, bet spėjome ir grikinių skanėstų paragauti ir dar girnas pasukti, bet labiausiai sužavėjo pati šeimininkė, didelę meilę savo dzūkiškam kraštui spinduliuojanti jauna moteris. Na, o pakeliu į namus dar ir paskraidėme. Iki šiol važiuodami keliu Vilnius druskininkai netoli Valkininkų dažnai matydavome skraidančius parasparnius, bet niekada nekilo mintis ten užsukti. Šį kartą ėmėme ir užsukome, neapsirikome. Pasirodo, šioje pamiškėje jau 14 metų veikia skraidimo parasparniais mokykla Arkus ir kiekvienas panorėjęs čia gali užsukti. Galima išmokti skraidyti savarankiškai, o galima tiesiog pabūti keleivių ir pasimėgauti pažintinių skrydžių su pilotu. Trejetas iš mūsų šiam išbandymui ryžosi. Štai tokios dvi mūsų kūrybinės grupės dienos gamtos ritmu Varėnos rajone. Tuo savo laidą mes ir baigsime. Atsisveikiname neilgam, o jūs mums rašykite gyvenuce@init.lt. Aplankysime ir jūs. Kitoje laidoje pasidalinsime savo kelionės įspūdžiais po taip vadinamą laimės miestą, kur laikas skaičiuoja fontanas. Pasižvalgysime po rajoną, kur gyvena tikrai laimingi žmonės.